išrašyti. Nu, gerai. Tik tai kokias plokštės aš žinau. 4-2. Pataka 4-2, 16. Keturias štukas yra M20, jo? Taip. Nu gerai. Išrašyti. Pasakoja Molėtų tarpkolūkinės statybos organizacijos veteranė, vyriausioji buhalterė Veronika Novikova. Mūsų tarpkolūkinė statybos organizacija yra susikūrusi 1958 metais. Štai čia pat aš turiu ir duomenis. Tuo metu rangos darbų planas buvo 53 tūkstančiai. Faktiškai buvo įvykdyta 11 tūkstančių rublių suma. Buvo pas mus iš viso dirbančiųjų 6, tame skaičiai 3 darbininkai, kurie statė vieną kiaulidę, vieną karvidę ir vieną gyvenamąjį namą. Mūsų tarpkolūkinė statybos organizacija išnuomavo tuo metu 2 kambarius, administracinį pastatą, kitaip tariant. Taip pat turėjome tokią pašiūrę, kur dirbo mūsų staliai. Turėjome technikos, vieną automašiną, vieną autopriekabą ir vieną motociklą. Šiandien organizacijos metinis planas arti 4 milijonų ir įvykdomas jis visada su kaupu. O transporto? Vien darbininkus į statybvietės vežioja 4 autobusai, gi iš viso parke 130 automašinų, kranų ir kitų savaigių mechanizmų. Tarybų Lietuvos nusipelnęs statybininkas Bronius Ramanauskas, organizacijos pirmininkas. Kasmet didėja pastatų surenkamumas. Organizacija turi nemažai keliamų mechanizmų. Tačiau rytais, kada susirenka gamybos vadovai, meistrai, darbų vykdytojai, aikštelių viršininkai, tenka pasibarti, tenka spręsti, į kurį objektą pasiūsti vieną ar kitą mechanizmą. Didėjant statybos montavimo darbų apimtim, negalima apsieiti be inžinerinio paruošimo. Sustatomi brigadų judėjimo grafikai, tačiau kartais gamyba padiktuoja kitokius sprendimus. Tenka retkarčiais ir pakeisti brigadų judėjimo grafikus. Tai paskubėjai, kadangi karas nuvažiavo jau, tik duodu pervežti. Operatyvius reikalus statybininkai sprendžia gamybiniuose pasitarimuose, kurie čia vyksta beje kas 2 savaitės. Kad permest į MPM, nes tuo laiku turėtų būti MPM paruošta gerbūvio darbams. Tada į MPM pirmadienį ekskavatorius turėtų būti, kadangi man reikia kabelius jau ploti. Ten su paru. Gerai, Belarusas, čia gylis nedidelis. Ir į briketuotų pašarų cechą ketvirtadienį reiktų čia jau didesnį ekskavatoriaus. Jeigu trasą uždenginės, tai kranas neprivažiuos. Ir ligoninės už nepastatą reikia pastumti po grandim, paslaugą kad padaryti. Ir yra vertikalinio planiravimo dar neatlikta. Kažkas 1000 rublių panašiai. Turėjo būti Dabar cvirka reikalinga prie namukų brigada stogus, podarį kadangi paėmėt. Po 5 dienų paruošta. Šitą patį, taip, kaip kalbėjom. Aha, aišku. Ir nežinau, čia brigada ar mokinių, jeigu gausim, dujininkam trasą, kad pilnai ją paruošti. Kai suvirint vamzdžius, jinai užgris dalinai. Smėlio pasluoksnis padaryta, kas? Ir šiandien norite... Tai va, irgi reikalinga žmonės. Pasnevėlo? Reikia brigadą būtinai grindų betonavimui ir reikia prie santechnikų, tai dar vienas suvirintas. Dabar šitas Kirovai tinkuotą aš negaliu gauti. Nu, tai gaila man nišam tinkuoti visam. Viktoras,
čia diktaras, bet sustrugdys namelio statybą. Ir reikalas sardomis, skylės visos ir nurodyta tinkuoti. 20 kvadratų kiek tinka? O kaip vasardomis netinkuotas palikti? Kiek kvadratų tinka? Visas šitas sienas apie 100 kvadratų sprendimas tinkuojant. Visas Rusys turi tinkuoti, nurodyta. Laiptinės. Ką turi? Kiek keliavyšių? Ir ką nori tą daryti? Gerai, galiu pasidaryti. Statyba sudėtingas mechanizmas. Čia kaip tik ir išryškėja visi statybininko bruožai. Sugebėjimas kritiškas situacijose perorientuot gamybą kitą linkmę. O statyboje kritiškų situacijų būna gana daug. Tai subrangovai kažkur tai kažko nepadarė, tai mechanizmas sugedo, tai maišyklė, tai medžiagos nelaiku paduotos. Ir sugebėjimas brigadininkų, meistrų darbų vykdų perorientuot gamybą kitą linkmę, kaip tik išryškina tuos visus gerus statybininko bruožus. Statybininkų būti, matyt, ne kiekvienas gali sugebėti, kadangi reikalinga užsispyrimo, tokia tvirtą charakterį ir matyt, statybą su silpnu charakteriu palieka tankiai žmonės. 450 darbuotojų, tai daug ir mažai. Jeigu tai geri specialistai, tai didelis turtas. Jeigu prasti darbininkai, tai mažai. Mūsų kolektyvas nemažas ir visumoje reikėtų pasakyti, tai puikus, darbštus, labai geras kolektyvas. Kiekvienas kolektyvas žmonių visuma. Pačius sudėtingiausius, didžiausio patyrimo kvalifikacijos reikalaujančius tinkavimo darbus atlieka Juliaus Paliūnio brigada. Stambiausiuose objektuose, kur daugiausia mūro, sutiksime Kazio Žvynio vyrus. Reiklumas savo neretai išveda juos į socialistinio lenktyniavimo nugalėtojų gretas. Irenos Borunovos brigada, viena jauniausių organizacijoje, bet Vincento Kiaušo dažytojai jau priversti pasispausti. Energingas jaunimas mina jiems ant kulnų. Mūrininkai Vėra ir Jokūbas Suchodimcevai, viena iš 40 organizacijoje dirbančių statybininkų šeimų. Staliaus, Gracijaus Židonio nuotrauka jau turi pastovę vietą garbės lentoje. Meistras dirba greitai, gražiai ir gerai. Taip vertina jį ir bendradarbiai, ir vadovai.
Kiekvieną kelelį Molėtų rajone pažįsta Pranas Ūdras, dirbantis organizacijoje bemaž nuo jos įsikūrimo dienos. Šiandien Pranas vežioja darbininkus į objektus. Algis viską padarys. Taip kalba bendradarbiai apie dailidę betonuotoją Algirdą Kelevišių. Auksinių rankų meistras be tiesioginio darbo moka ir teracų grindis įrengti, ir vitrininį stiklą pjauti, parketą dėti, stogus dengti. Jei visi tokie būtų, organizacija galėtų vykdyti planą žymiai didesnį 20-30% daugiau atlikti statybos montavimo darbų. Geriausios brigados pasiekia žymiai aukštesnius išdirbis negu atsiliekančios arba vidutinės. Sunkus statybininko darbas reikalauja, kad būtų diegiama nauja technika, mechanizacija. Mes tai ir darome. Betono išlyginimas ir tankinimas vibroliniuote, mechanizuotas tinkavimas, siūlių hermetizavimas, mechanizuotas žvyro sijojimas, naujų hidroizoliacinių medžiagų panaudojimas. Tai tik maža dalis priemonių darbui palengvinti, paspartinti, pagerinti. Tų pačių tikslų siekia ir racionalizatoriai. Kai vyriausiajam inžinieriui Broniui Gaižučiui kilo mintis ėdžiams panaudoti perpjautus asbocementinius vamzdžius, Stasys Panava, Albinas Abromaitis ir Ivanas Masel per porą savaičių sukonstravo agregatą, kurio našumas iki 30 vamzdžių kasdien. Laimutis Umbrasas, vienas geriausių jaunųjų zilų vairuotojų. Tądien jis startavo Respublikinėme tarpkolūkinių statybos organizacijų vairuotojų konkurse. Dalyvavimas tokiuose mūrininkų, vairuotojų, tinkuotojų ir kitų specialistų varžybose ne tik kelias į garbės pakylą, bet svarbiausia – meistriškumo patyrimo mokykla. Negėda tos patirties ir pas kaimynus paieškoti. Statybos vadovų vizitai pas latvius, baltarusius sukelia naujų minčių, leidžia pasimokyti iš kaimynų pasiekimų ir klaidų. Žmonėms reikia rūpintis. Mes stengiamės, kad būtų sudarytos geros darbo ir poilsio sąlygos, kad žmonės atėję iš darbo galėtų pailsėti. Organizacijos socialinio vystymo plane daug dėmesio skiriama darbuotojų buičiai, poilsiui. Neseniai atšvestos įkurtuvės naujame 40 butų name. Greta jo baigiamas sekantis toks pat. Žinybos butuose tada gyvens 3/4 organizacijos statybininkų. Prie vieno iš 300 rajono ežerų iškilusioje poilsiavietėje mėgėjai pameškerioti, pasimaudyti galės patogiai įsikurti, gerai pailsėti.
Mes manom, kad patenkinti. Man nesiskundžia. Jeigu norit pasidomėti, prašom pasiklausti tos pačius darbininkus. Atėjau į tarpkolūkinę 12 metų kartu su draugu pirmininku Ramanausko. Bronis Diktoras, mūrininkas. Dirbam kartu, šeimyna dirba sūnus, išėjo į kariuomenę iš tarpkolūkinės, brolys dirba, dabar galvoju pasimti antrą sūnų, kartu dirbsime. Buvo išėjęs Žvinys, Kamka, mažas tai buvo uždarbis, atėjo vėl prašė, kad priimti savo brigadą. Stepas Grūzdas, aikštelės viršininkas. Objektai įsimėtė, reikia apeiti, paskambinti, apie 20 km per dieną sukari pėstute. Tai aišku, į sveikatą žmogui. Grynas oras, gamta. Rimantas Mikutavičius, ryšininkas. Ryšininko darbas kaip ir visur. Būna ir sunkesnių dienų, būna ir šiek tiek lengvesnių. Bet visų svarbiausia, kad pas mus laisvalaikio muzika galima užsiimti. Kolektyvas yra neblogas, entuziastų daug. Respublikinė apžiūroje esame žemė 2 vietą. Ir administracija mums yra nupirkus nemažai gerų instrumentų. Armijos galvojau, kur eiti. Rolandas Noreika, meistras. Ir Molėtų rajono liaudės teismas, teismo vykdytojai. Dirbau ten ir darbas man nelabai patiko, nes visą laiką su popieriais bylos ir padarai tiesiog nieko po to nelieka, kiekvieną dieną tas pats. Tada nuėjau dirbti Molėtų tarpkolūkinę darbininku. Bedirbdamas įstojau į Vilniaus inžinierijos statybos institutą. Dabar dirbu meistru ir darbas man tas patinka, nes po manęs kažkas tai lieka. Dabar turiu pirmą objektą ir jei pastatysi, liks namas, galėsiu ir pats pasidžiaugti ir kitam parodyti. Vaikai – mūsų gyvenimo gėlės. Jiems kaip ir gėlėms reikia geros dirvos. Šiemet Molėtų tarpkolūkinės darbuotojai sveikino 8 savo bendradarbius su šeimos padidėjimu. Juozas Šlapsevičius, kranininkas iš Kauno. Statybose aš jau dirbu 16 metų. Daug kur teko įvairiose įmonėse. Tokių kaip ši, kurioje aš dirbu jau apie 8 mėnesius. Tai matau pirmąją. Čia vyrai iš tikrųjų gerai dirba. Saugoja statybinės medžiagas, kad kuo mažiau jų sudužtų. Tiesiog jau čia išgyventa. Stikliukų mėgėjų, kur dar kitur pasitaiko. Jonas Siminkevičius, rajono žemės ūkio valdybos viršininkas. Kiekvieni metai vykdo statybų valstybinius planus, nežiūrint tai, kad ir apimtys didėja ir statomi sudėtingi objektai. Tarpkolūkinės statybos organizacija yra pagrindinis rangovas kaime. Todėl mūsų rajono žemdirbiai noriai pasiteikė tarpkolūkinės statybos organizacijai gana sudėtingus objektus, tai kad juos atiduoda savalaikiai ir kokybiškai. Pakelti kaimo statybos industrializavimo lygį ir pagerinti jos organizavimą. Sutrumpinti darbų vykdymo laiką ir pagerinti statomų objektų kokybę. Diegti pažangias technologijas, ekonomiškesnės medžiagas ir konstrukcijas. Šios Tarybų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto Liepos plenumo nutarimo eilutės – kasdieninės Molėtų tarpkolūkinės statybos organizacijos veiklos programa. Todėl ir valstybinės komisijos priima molėtiškių pastatytus objektus su įvertinimu gerai ir labai gerai. Skamba ryšininko Rimanto Mikutavičiaus daina "Grįžkit į Molėtus".